Tu durnas. Ar čia rimtai? Čia kapas yra? Aš tai čia nebenoriu miegoti, žinok. Neturim ką daryti. Neįmanoma, realiai. Lapės, alkanas ir pavargęs, tik tiek. Kad ne ten kažkur pataikė. Ko šia vyksta? Kur mes jau už 13 eurų? Transitionas. Aš nežinau, kaip čia dar padaryti, ar tau reikia pristatyti, ar ką pirmą. Čia yra mano draugelis, kas? Vėlės! Visa esmė, kad mes turim 7 dienas, per 7 dienas turim nukeliauti iki Amsterdamo. Sunkiausia dalis yra tai, kad abudu turim po 50 eurų. Visos šitos kelionės biudžetas. Šitos galim 50 eurų leisti kaip norim, už ką norim, kada norim. Dabar 8 ryto mes esame netoli Marijampolės, esam kolonėliai Stantetoj. Ir nuo šito pradinio taško bandysim ieškoti, tranzuoti ir keliauti su kuprinėm iki Amsterdamo. Važiuojam. Dabar ką daryti? Viskas praėjo. Sio, tipo dabar. Čiur tu pirmas klausinėjai žmonių. Pamurskom, kas pirmas klausė. Nu gerai, pamurskom. Bet blemba, baisu, aš tai taip nenoriu. Bet gerai, bet žiūrėk, aš paklausiu, tada tu neklausi kito žmogaus. Nu tai taip, po vieną jis. Nu gerai, po vieną. Gerai, pamurskom, raz, 2, 3. Nu ką, laukiam. Tadas bando susikaupti dabar. Kol nueis paklaus kažko iš žmonių, kas galėtų mus pavežti. Šlikščiausias jausmas, jaučiu dar gyvenant tokio dalyko neturės, kad eit klaus, kad galėtų pavežti kažkas. Nu tikrai Žiauriai nemalonu. Nekavenskiška. Nekavensiškai visai. Turisto paprašysim. Sorry, maybe you're going to Poland? Ale ADR. What? I ja nie mogę. Oh, no. Okay, it's okay. Okay. Problem jest policaj, nie? Oh, Bo okay. tak to nie ma problemu. Okay. Yeah. ADR. Tai ką supratau, būtų pavežęs, bet kadangi kūrą veža, tai negali pavežti. Dėl to, kad policija gali stabdyti ir atimti teisę eksportuoti. Tai gerai, bandom toliau. Nu žodžiu, bandau eit, žiūrėsim. Tiesiog einu ir viskas. Sveiki, galbūt netyčia link Lenkijos važiuojat? Ne. Nebuvo pavykęs pirmas mano bandymas, Tado irgi nesėkmingas. O kol kas turėjom 2 bandymus, abudu nesėkmingi. Duok tą markerį, parašysim. Visko su Vilim nefilmavom, gan daug žmonių apklausinėjom ir visi sakė ne. Galvom pasidarysim ženklą, gal padės šiek tiek su ieškojimu. Sadom tiesiog paprastą popieriaus lapą, galvom parašysim ten Lenkiją ir kažkaip padės mums tai automatiškai, bet po to greit supratom, kad tiesiog reikia eit klausinėt. Nieko nėra. Atsiprašau, galbūt važiuojat link Lenkijos? Maybe Poland. Neturi vietos. Nu ką, Tadas bando vėl. Jau stovim apie valandą laiko kažkas tokio. Valandą laiko klausinėjom. Bando, klausia, kažką derina. Man jau patinka. Turim! Turim! Daug 5. Opa! Ką sakė? Lenkija. Į Lenkiją! Į pačią Lenkiją! Dabar tiesiog sudėjom daiktus jau. Visi daiktai yra įdėti. Tadai, ant kiek esi laimingas dabar? 100 iš 10 laimingumas. 100 iš 10 laimingumas, Tado. Aš irgi esu labai laimingas. Rubrika tokia. Tęsim kelionį viską. Gavom pirmą mūsų mašiną. Nežinau vardą jūsų. Vilius. Irgi Vilius. Čia irgi. Tu Viliai, gal. Jeigu išeis, bandysim važiuoti iki Lenkijos. Nežinau, kiek pajėgsim. Vėliau po to žiūrėsim. Klausom Vilio muzikos sukurtos. Fiasko, 100 metų šakas. Tu mano saulė per niūras dienas. Dėl tavęs perplauksiu Kauno marias. Iš Kauno į Vilnių per 2 minutes. Lenkija. Ištrauksim mano? Boba, šūda pisikės. Pažiūrėkite, jo kuprinę. Jis tikrai moteris. Ką, ačiū labai. Gerai. Ačiū jums visą. Dabar mes taip sugerėmės atvarėm iki Varšuvos per, nežinau, per centus. 1 valanda. Mes esam Varšuvoje. Normalu, nenormalu. Turim kelias problemėlės. Pirma problemėlė, kad neturim visiškai zlotų, o mes Lenkijoje. Mes pas mus po 5 eurų tik kultūra. Į keityklą neapsimoka varyti, nes visiškai tiesiog duos tau zlotų, o po to vis tiek neįsileisiu. Ir tada antra problemėlė, pas mane visiškai telefonė ryšio nėra. Manysiu surasti, nežinau, hotelį, taksą, autobusą, kažkaip iki pačio centro nuvaryti. Dabar tikslas pavalgyti, nes nieko nesam valgę. Bandysim užsikurti dujas ir pasivalgyti košytes.
Pamiršau labai svarbų dalyką paminėti, kad mes maisto buvom su savim šiek tiek pasiėmę. Nebuvo jo labai daug, bet šiek tiek, kad išgyventume. O dėl pinigų, tai mes nekeitėm eurų į zlotus. Mes tiesiog nusprendėm, kad visose šalyse mokėsim su kortele ir atskaičiuosim iki tol, kol išnaudosim 50 eurų. Paderinam. Einam į apačią, ieškom metro. Metro mus veža į Šep. Jo, va taip pasakė. Ir tada mes susirasim. Ne, normaliai yra. Gerai bus. Metro. Varom metro ir viskas. Susirasim metro. Go down. Ir problemų nebebus. Go down, sit in the back. Go down, sit in the back. Yeah. Tempti, kad ne. Gaunu tokius vat bilietus. Bandyk tu pažiūrėsim, ant aš testuosim. Ne. Gerai, koks dabar planas? Išleisti truputėlį pinigų, išgersim kavos, pasėdėsim, pabūsim mieste iki 5 arba 6 ir tada varysim palapinę statyti. Jaučiu sunkiausias dalykas yra su šitą kuprinę eiti, nes jeigu nesi pirštų įkišęs, tai tau taip spaudžia, kad tau tiesiog nutirpsta visos rankos, vienas net iššoka. Neįmanoma, tiesiog vaikščioti. Jam pakirto trapeciją, man pakirto, kad aš neturiu pastatą, čia dar yra toks mini siuliukas, tai tau vis tiek, žinai, palaiko. Man ta kuprinė taip pasidaro ir kai gaidys turiu eiti per tą Lenkiją ir man skauda nugarą. Šiaip kelionė pasaka. Pakol kas, pirma diena, dar dabar telefonai, kiek čia beliko 9%, tada telefonas vis dar neveikia, tai einam ieškoti, kur pasikraut, o tada jau mąstysim, kur palapinę dėtis. Žodžiu, tai pabuvom kaviniai, kadangi pas mane telefonas neveikia ir visiškai ryšio nerodė, tai tiesiog pakeitė Vilius, turėjo antrą telefoną kažkodėl pasiėmė ir labai pasisekė šiuo momentu, nors pizdavojau. Veikia? Veikia. Ir jisai tiesiog apkeitė man kortelės ir suveikė mano, dabar veikia ryšys, visa kita. Dabar kita problema, tai kur miegot. Kadangi nenorim leisti pinigų ir turim 50 eurų ir iš tų 50 eurų išleidom jau po 1,75 abudu kartu, nes nupirkom metro bilietus, tai dabar tenka varyti į mišką netoli Lenkijos, netoli Varšuvos ir bandysim ten pasidaryti palapinę, užsivirt karšto vandens, suvalyti košę, pabomšpakį ir išgyventi šitą naktį. Ir po to ir kitą dieną varyti vėl atgal į autostradą ir ieškoti, kas mus paveš iki Vokietijos. Tai važiuojam dabar į Biedronką, apsipirksim šiek tiek maisto, dar išleisim biudžeto ir varysim su metro iki miško. Bet pačioje Biedronkai baisiai smirda. Tipo, nepatinka. Kai atrodo, kai senų kaimų, ta prasme, parduotuvėse būna tas toks kvapas, tai va čia va užneša tą kvapą tokį. Nelabai, nepatinka. Bomšpakį turim. Taip. Vandens reikia užsivirti. Vandens ir prie vandens. Aš žinok pasilepinsiu save ledu. Ne, čia nesąmonė. Ne? Turi kemo 8 eurus ir 25 centų. Tu mane žinai, tu mane tėvas. Taip, aš viską šiandien išleisiu, gerai atsibūsiu, o paskui man zin. Vieną dieną patūsinsi, po to po. Jo, jūs dar nežinot, kiek mes čia esame užmąstę. Mes voksim, mes žudysim, pjausim. Pamatysim, žiūrėk. Tai va, prieini pomidorą vieną, į kišenę, op, nueini. Tadas ką tik sudaužė alų su savo palapinę ir dabar jisai skleidžia tokį Visą mišrę. Jisai purškia ir bėga. Tuoj nebeliks, o 5 eurų turėsi susimokėti už 6 alaus. Ne, kita, čia nėra vandens. Ne, viskas, varom iš čia. Brachiozauras. Čia jaučiu protingiausias dalykas. Ant hotelio neleidžiam šaibų, bet ant 4 sidro yra, karoči, pinigų. Magic.
Palauk minutę. Oh, thank you very much. Tokį akcentuką iššovęs. Thank you very much. Pipin čia? Oi. Pip. Nežinau, šiaip nesiūlau niekam varyti tranzuot. Galvoju, kad daug lengviau bus, galvoju, čia ką čia tą kuprinę nešiot. 5 valandas pavaikščiojom, aš visiškai nejaučiu pečių. Dar gyventi taip nugaros neskaudėja. Mano kuprinė 15 kg virš sveria jaučiu. Neįmanoma realiai. Lapės, alkanas ir pavargęs. Tik tiek. Nu, pas tadą taip nesimato, pas mane ir prakaitas pramušė. Tadas buvo tik tai su paprastai striukyta, aš buvau ir džempų užsidėjęs. Karšta, o dabar ką biškį atsigeriam vandens ir lekiam kempingui ieškoti vietos ir laukite toliau iš palapinių video. Laukite toliau iš palapinių video. Bai! Grybas. Nepanašu, kad čia galima miegoti. Blema, visai nenužiūrėk. Va dabar dūriam, tarkim, į dešinę pusę. Nu ir va ten, va, žinai, kažkur giliau painu, mūsų nieks nemato. Čia, žinai, gal... Net netankus tas miškas. Nu jo, nu fainai tai nėra, bet gal giliau, žinai, paėjus būtų. Miškiniaujam. Ką? Miškiniaujam, kročią. Vat kokių žodžių prisigaudęs. Muchmoras. Muchmoras. Aš tiesiog noriu valgyti ir miegoti. Mes norime valgyti. Labai nesigauna rasti vietos. Tu durnas. Ar čia rimtai? Čia kapas yra? Aš tai čia nebenoriu miegoti, žinau. Neturim ką daryti. Nebėra ką daryti, seniai. Tai nenormalu yra. Bet jau laiko nebėra, ta prasme, kiek tipo dabar. Ar turime metro galioja? Tai 7. Temsta, kada mes palapinę pasistatysim, pavalgyti dar. Reikia anksčiau miegoti, rytoj laukia 6 ryto keltis vėl. Kapas yra. Tai... Ar tu supranti, kokią miegot palapinę? O čia gal, žinai, yra blogi kapai, o čia gal geras kapas. Čia gal jisai laimę neša mišką kažkaip. Einam tą mišką, ką čia jeigu mirsim, tai mirsim. Man atrodo, kad čia, žinok, negalima. Kai rezervatas yra, tai negalima miegoti toj vietoj. Čia apšė už mūsų matosi visi žmonės. Kur čia ta palapinė, dečiniai pasikepsi ką nieko, čia tiesiog vien žolės. Nu, man šitie tai nelabai patinka dalykai sureiksti. Tu čia miegosi, aš palapinę pasidarysiu. O, dar vieną palapinę. Nu, va čia vat lygesnė vieta. Viskas. Nu ką, pakuojamės meškerės? Ką? Kokios spalvos šaukštą gal pamini davėjai? Kokios koks indelis. O. Aba. Jop. Raikiai karšta. Šiaip dažnai nevalgau bomžpakių, bet šį kartą teks pasikankinti. Nu, davai bandom. Pilsiu. Nu, aš kažkaip, aš neatsimenu, kada dariau tos bomžpakius. Tu čia specialistas. Nu, na. Na. Garočiai, kol Šlikštukas. vanduo, man pritraukia. Kaip jums kepurytą, baisi? Ką tu save? Aš čia filmuoju. Išlikimą, survival. Baisi kepurytė, gal tu baisi, normaliai kepurytė. Gera kepurytė, normaliai čia. Žiūrėjau, čia ką tik pasidaręs bradelę, garočiai. Žinok, visai neblogai. Gal biški kietoki tokie, ir be skonio, ir plasmasės skonio biški. Gal tai blogai kaip tikiausiai. Nu va, chebrytė. Ir mano vandenukas jau šyla. Aš biški didesnę porcijėlį iššoviau. Tai irgi labai skaniai pavalgysiu. Baterijos jau nelabai yra, reikės pakeisti. Todėl dabar daugiau negalim nieko papasakoti. O Tadas dar vis valgo. Kad ne. Tai žodžiu, su Vilim nusprendėm, tiksliau aš gal nusprendžiau, nes biškai pamyžau, kad nemiegosim šito miške. Kažkaip turiu blogą nuojautą apie šitą mišką ir nežinau. O dabar atrodo visai nieko, bet žinau, kad kai sutems, bus žiauriai nejauku ir žiauriai krypiai šitą miškę. Šiaip čia net negalima pasirodo miegoti. Čia yra rezervatas, tai įsivirėm maisto, pavalgėm tos bomžpakius. Užsibukinom po 13 eurų dvigulę lovą. Nu tai realiai gausim 6 eurų už dvigulę lovą. Kažkokioj kapsulėj patys nežinom, kur varysim, bus labai
įdomu. Tai krausimės Manatkės, keliausim vėl su metro 2 valandas atgal į miestą, kur važiavom čia labai ilgai. Eisim ilgai, 4 minučių vėl reikės eiti ir bandysim atsikelt kitą dieną ir varyt į Vokietiją. Ėjom šiukšlių maišą, nepaliekam šiukšlių. Susirenkam. Viską susirinkom. Vis tiek rezervatas. Lemba aukosim kuprinę, nes kuprinę netyčia suliejau ir kai suliejau kuprinę, ant kurios sėdėjau, apsiliejau savo subinę. Čia va. Ir man dabar limpa viskas, tai man yra liūdna. Šiaip nežinau, kur mes einam. Aš tiesiog einu pagal tą kelią, bet man atrodo, kad mums reikia kažkaip taip eiti. Mes čia antroji strižai ir einam, kaip ir turėtume eiti. Netyčia pasiklydom kažkodėl, ne ten pasukom, ėjom pro kitą pusę, negu atėjom, varom į metro ir varom į tą hotelį. Nes jau visiškai nejaučiu nugaros, Viliui irgi skauda, jau abudu pavargę, viskas norisi tiesiog miego, tai varom, darom, eisim miegot, lauksim rytojaus. Toli. Jau netoli, Viliu. Porą šimtų metrų. Ir megučio, jeigu įleis mus ten, neįsivaizduoju. Turi būti čia. Kad ne ten, kažkur pataikiau. Nu, davai. 4. 5, 2, 8. O, sezamas atsivėrė. Tu nejuokink, davai. Nepavyko. Var kelintas mūsų kambarys. Kur mes čia esam? Čia taip atkaročiai. Tiesiog kėdė kažkokia. Einam ieškot. Reception. 8, 2, 9 ir... Nu, davai. O, ką dabar? Ko čia vyksta, na? Kur mes čia už 13 eurų? Eikta, na. Aš jaučiuosi kaip Japonijai. Kas čia yra? Eina. Žmonės tiesiog lenda. Eiktas. Žiūrėk, čia red light, romantika rajone. Romantika. Tu tai žinok, čia aš nežinau, kaip, nu man kaip 178, tai čia gerai, tau tai čia, Aš nežinau, kaip mes čia dviese miegosim. Net nežinau, nuo ko čia pradėti. Pirmą kartą tokiam gyvenime hotelį. Gal net geriau būtų ta palapinė, bet miške vis tiek nenueičiau miegotam. Pamatėm naktį tą mišką, tai tikrai nesinorėjo. Gerai, kad išėjom 2-vietę lovą, galvoju, čia bus kietai kapsulė. Gal dabar atrodo kietai, bet aš toj, dabar bus katas, kitas kadras. Parodysiu, kaip mes čia vos telpam ir parodysiu, kur mes esam. Aš pilnai net kojų negaliu ištiest, bet 13 eurų yra 13 eurų, nieko nepadarysi. Tiesiog toks pavargęs visų, kad norisi eit miegot, greičiau atsikelt, nusipraust. Nes dabar po piratų dušo, tai mes dar smirtam, pachina čia toj kapsuliai. Karšta, nežmoniška. Aš jaučiu naktį, kaip mes atsidarysiu tas duris, įkvėpsiu, žinai, čia kosmosas. Kiek pirmą dieną vertinu? Vertinu neblogai pirmą dieną, daug iššūkių, daug įvairovių. Pirmą kartą darom tokį dalyką, tai žinai, gal tik tais galėtume sveikiau maitintis, nes, na, aišku, pigiausią maistą valgom bomžpakius. Bet pamatysim, pažiūrėsim, gal išeis iš kažkur tų pinigų gauti, kad vieną dieną kaip carai pagyvensim. Dabar turim, man atrodo, nežinau tiksliai kiek yra likę, tai tiesiog paliksiu gal kažkur ant ekrano, paskaičiuosiu, nes tiksliai dabar nežinau, šiuo metu kažkas apie 30 eurų. Bandysim rytoj nusigauti iki Vokietijos, tada reikia užsipirkti maisto, pavalgyti ir bandyti tranzuoti toliau. Ką, susitiksim rytoj. Bliamba, kaip skauda viską eina savo. Čia mažino kažkas. Taip nepasitikėjau, jau širdis pompavo, sakau, davai, duok daiktus. Ne, įvažiavom į mašiną. Człowieku, no, co to odpierdala? Jau sudėtinga gaudytis Lenkijos
čia metro, nes gali nelabai daug kas parašyta. Eik, policija! Kur? Už tavęs! Rimtai? Pažiūrėsim. Gal nemirsim? Aha, tikėkime.